Pradėjus lankyti ugdymo įstaigą, vaiko imuninė sistema susiduria su įvairiausiais patogenais cirkuliuojančiais aplinkoje. Todėl tendencija 2 savaitės namie, 2 savaitės darželė, trunkanti ištisus metus, yra normalus reiškinys, ypatingai mažų vaikų tarpe. Būtent tai ir yra imuninės sistemos grūdinimas ir jos lavinimas. Bet kągi jūs, kaip tėveliai, galėtumėt padaryti, kad sirgimo epizodai būtų lengvesni ir apsieitų be antibiotikų? Pirmiausia, svarbu yra skiepyti vaiką visais rekomenduojamais bei sezoniniais skiepais. Naujausi literatūros duomenys rodo, kad paskiepytų vaikų tarpe antibiotikų skirimas yra daug retesnis negu neskiepytų vaikų. Visų antra, svarbu yra laikytis sveikos gyvensenos principo. Vaikai turėtų kuo daugiau laiko leisti gryname ore, jie turėtų valgyti maistingą įvairiapusį maistą, vengti lengvų angliavandenių, greitų užkandžių bei greito maisto. Periodiškai reikėtų išsitirti vitamino D ir geležies atsargų koncentraciją kraujyje bei laiku skirti papildus. Turėtų būti užtikrinamas darbo ir poilsio režimas. Padėkite vaikams susidoroti su aukštu streso lygiu. Jeigu tai nepavyksta padaryti patiems, kreipkitės pagalbos. Sumažinkite laiką prie ekranų iki būtino minimumo. Ir nepamirškite, kartą per metus visa šeima nuvykti atostogų prie jūros.